Thank you. Pietų komplektukas. Kavų paėmimas. Į ralį. Bayerių. Coffee. Coffee. Coffee time. Gerai, viso, lekiam. Visi vietai. Dacia išvažiuoja. Į kitą bivaką. Atvažiavom pažiūrėti Abu Dabio Desert Challenge. Tai kaip Dakaras, tik biškai mažesnis dalykas. Ir buvom strigę pasienį. Dėl to tai biškai pavėluoti. Bagiai laukia savo eilės. Čia mašinos išrikiuotos. Gočelai pirmieji. Gočelai su dviem savo. Čia net ne visus žinau. O gaila nėra baciuškos, nes ten kažko nesusitvarkė. Nu ir šitų pristatinėti nereikia turbūt. Dacytės. Nuliovos. Smėlis tai purus kopose atrodo. Ne taip kaip tada po lietaus pas mus. Zdorovo! Sveiki, gyvi! Žodžiu, varykit tenais, matysit laikmatis gerai, tada tiesiai kopas varykit, kokį dintų gerį. Labai pusto, bet labai gražu, tai jeigu turit skereles ar kažką... Pavalgyt smėlio gali. Pavalgyt smėlio. Jo, pavalgys. Pasivaryti kopas, nes iš papas iššakės. Tai jo, taip ir pasiėmėm. O ką, dabar į finišą, ne? Jo, mes varom į kitą galą, link Žyvo. LK ir jau kopas. Šokom iš kėdų. Mantelio koinės vis tiek bus pilnas smėlio. 100%. Nutarkuotam kodam. Į oro uostą, sakiau, varys ant rankų. Yra reikalų per kopas vaikščiot. Bet tai dar vienas mocas atvažiavo. Gerai per pūgą praėjai. Aha. Smėlio. Rūda, tu ateik iš tą pusę. Klimsta normaliai. Reikia telefą pameti viskas. Sraigtasparnis.
aukščiausios kopos kvartale. Ane? Žiūrim bagiukus. O čia Rūta, vienintelis mūsų išsigelbėjimas, jei pasiklysiu. Mes galime išmainyti į automobilį. Starto vieta ir turim vieną užsikasus. Centre, kai nepadėjo, nu tai teks rankiniu būdu. Čia visi kiti stresuoja irgi. Nu, bet jiem geriau iš šono startuoja. Paliekam gelbėtis, nes panašu irgi jau nuleido rankas ir jis paskutinis turėjo, nu, jau po jo daugiau nieko nebus.